Kalimera. Geros dienos ir gero sekmadienio. Kalikarieki, linkėjimai iš Kretos. Ir kaip kiekvieną sekmadienį, taip ir šį sekmadienį. Patarimai tiems, kas ruošiasi kitą savaitę atostogauti Kretoje, kas galbūt jau atvykot, bet norėtumėt žinoti, kas jūs laukia kitą savaitę Kretoje. Trumpa apžvalga visada Facebooko puslapyje Mano Kreta. Aišku, gerą dieną pradėti paplūdimyje ir šiandien mano ekskursija prasideda nuo šio paplūdimio, nuo paplūdimio tarp uolų, į kurį nukreipiam ir savo keliautojus, tie, kurie pas mus užsako Google Maps maršrutus. Žinau, kad daug kas čia gerai esate praleidę laiką, skaniai pavalgę ir pasimėgavę visais jūriniais malonumais. Šiandien ir apie juos, ir apie orą apskritai, ir apie tai, kas jūsų laukia artėjančią savaitę. Taigi, pirmiausia, aišku, labiausiai visus domina oras, ar ne? Koksgi oras bus artimiausiu metu ir ko laukti šią savaitę žiūrint apie orus. Tai, kągi, išsilaiko tie patys labai jaukus, malonus orai, kurie turi šiaurės vėją. Būtent mes turėsim vėl visą savaitę turėsime šiaurės vėją, Borėjas atsisukęs į čionai ir jisai pūs pastoviai. Tai reiškia, kad čia šiaurinėje pakrantėje, kur šiuo metu esu, iš tikrųjų bus labai maloni šiluma, su lengvu brizu, absoliučiai visą savaitę, bet yra niuansas. Tas šiaurės vėjas stiprės. Ir jau esu pasakojęs ne kartą apie Meltemį. Meltemis yra stipresnis šiaurės vėjas. Ir būtent tai reiškia, kad pietinėje pakrantėje turėsime daugiau stipresnio vėjo ir aukštesnę temperatūrą. Nes vėjas tuo pačiu įkais. Bus toksai įkaitęs vėjas atkeliaus iki pietinės pakrantės. Dėl to Kurtaliotiko tarpeklis, į kuriuo pravažiuojate keliaudami link Prevelį, 100% pateisins vėjų tarpeklio pavadinimą, nes žinau, kad lietuviai jį praminė vėjų tarpekliu, nes ten žadamas labai stiprus vėjas. Ir apskritai, jeigu keliausite į Kretos pietus kitą savaitę, atidarinėdami automobilio duris, laikykite jas stipriau, nes vėjas gali tikrai jas gerokai plėšti jums iš rankų. Tai turėkite to omeny, kad šiaurės vėjas gaivina vis dar Kretą, bet tuo pačiu labai stiprėja keliaudamas link pietinės pakrantės. Ką tai reiškia, žiūrint iš kitos pozicijos? Iš kitos pozicijos jau Kreta paskelbė, kad kita savaitė yra labai pavojinga gaisrams. Nereikia tų gaisrų bijoti paniškai, nes ta paniška baimė, kuri atsirado nuo pernai rodo gaisro, mane tiesiog kartais glumina. Taip, tiesiog yra paskelbtas aukštesnis gaisringumo lygis, o tai reiškia, kad prevenciškai Kretos gaisrininkai, Kretos gelbėjimo tarnybos dirbs kur kas stipriau ir geriau. Tai bijoti kažko nereikia, tiesiog, aišku, ir patiems atsakingai elgtis su ugnimi, nes tas vėjas, stiprus vėjas, ugnį gali nešti labai greitai. Juolab, kad jis bus įkaitęs vėjas pietinėje pakrantėje. Tai, kad gaisringumo lygis aukštas, bet to tikrai nereikia bijoti, tai nereikia sakyti, kad vyks kažkokie gaisrai. Jau, jeigu lygis paaukštintas, tai iš tikrųjų bus gaisrai. Ne. Tiesiog atsargiau, atsakingiau, apskritai visada reikia atsakingai, ar ne? Tai ir bus viskas gerai. Plus, aišku, pasiruošimas aukščiausiame lygyje pačios priešgaisrinės tarnybos. Tai tokie orai laukia, temperatūra, jeigu žiūrint, 30-33, čia šiaurinėje pakrantėje, pietinėje 35-38 įdienojus. Turėkite tą omeny, nes pietuose visada būna šilčiau tokiais mėnesiais kaip Liepa, rugpjūtis. Tai toks oras, dar vaizdai iš šito paplūdimio, kurio mes dabar esu, tam, kad būtų ir vaizdas, ir dar mano pasakojimas šiek tiek visą tai papildytų. Kitas dalykas, kitą savaitę porą religinių švenčių, kurios tikrai duos tokį judesi visoj saloj. Liepos 17 yra Šventoji Marina. Apie ją papasakosiu būtinai savo transliacijose
Facebooko grupėje Atostogos Kretoje ir Santorinėje. Sekite tas transliacijas, jos jau bus kur kas dažnesnės negu šią savaitę, nes ši savaitė tikrai buvo labai rami Kretoje, o kita savaitė bus įvairiausių įvykių ir va tokių švenčių kaip Aja Marina. Viena svarbiausių, Liepos 17 tikrai bus daugiau judesio. Na ir šeštadienis, vėliau šeštadienis bus judesio tuose kaimuose ir vietovėse, kur yra pranašo Elijo bažnyčios. Jos dažniausiai yra aukštai ant kalno, nes pranašas Elijas, kaip pasakoja legenda, auksinių vežimų, saulėtų vežimų buvo išgabentas į dangų. Tai dėl to ir pranašui Elijui skirtos bažnyčios labai dažnai statomos ant aukščiausių viršūnių. Ir yra tradicija, kaip ir rugsėjo 14 per kryžiaus išaukštinimo šventę, taip ir per pranašą Eliją lipti į tas bažnyčias, kurios yra aukštai ant kalno. Tai šeštadienį, jei kas norit pasivaikščioti, turite gerą progą prisijungti prie piligrimų, kurie lips į pranašo Elijo bažnyčias, būtent minėdami jo dieną. Tuo pat metu ir Elijo arba Ilijo vardo diena. Na, čia yra labai įdomus niuansai su šitais dviem vardais ir apie tai būtinai papasakosiu artėjantį šeštadienį, kai jau ateis profetis Ilijas arba pranašo Elijo diena. Tai dvi šventės, dvi religinės šventės, Aja Marina, Šventoji Marina ir profetis Ilijas, pranašas Elijas kitą savaitę ir nusiteikite, kad jas galėsite atšvęsti kartu su kretiečiais. Renginių kažkokių ypatingų festivalių šią savaitę nenusimato, aišku, Panigyri, tai yra koncertai, be abejo planuojame visoje Kretoje, jei kažkas tuo domisi, tuo folklorinė muzika ir jos koncertais, galite man parašyti tiesiogiai pagal regioną, pasižiūrėsiu, ar galite kažkur tai sudalyvauti tuose koncertuose būtent artėjančią savaitę. Tai irgi, jeigu norite patirti kažką kretietiško, tik tai dar kartą primenu, kad folkloriniai koncertai čia Kretoje prasideda vidurnaktį, ne 19, ne 20 valandą, prasideda 23-24 valandą ir tęsiasi visą naktį. Tai tam turite nusiteikti. Bet Panigyriai jau po truputį įsivažiuoja ir jų vis daugės, aišku, rugpjūčio mėnesį, kai apskritai su Dievo motinos švente, su rugpjūčio 15, čia viskas sproksta visas šventės, gerąją to žodžio prasme, nes būna labai daug koncertų ir daug įvairiausių renginių. Tai apie rugpjūtį papasakosiu, aišku, artėjant rugpjūčiui. Ok, kas dar? Be abejo, dėl ekskursijų ir dėl automobilio nuomos. Jau žinokit, reikėtų, kitai savaitėjai pas mus yra absoliučiai minimalūs resursai, netgi kartais man būna toksai niuansas, lieka ekskursijoje viena vieta ir sakau, ar gali ją užpildyti, nes dažniausiai keliauja porelės, bet štai vakar, ir paskutinė vieta Liepos 15 dienos ekskursijoje į Santorinį ir ta buvo nupirkta, yra vienišių keliautojų ir jie domisi tomis ekskursijomis ir netgi po vieną vietą kartais likusios jos ištirpsta. Tai kad kitai savaitėje realiai pasiūlyti savo ekskursijos lietuvių kalbą ne. Nei Liepos 15, nei Liepos 18 ekskursijose į Santorinį pas mane vietų nėra. Mano asmeninėse ekskursijose vietų nėra. Tai jeigu norėtumėt pakeliauti su mano partneriais dėl tų ekskursijų anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų, rusų kalbomis, beje, rusų vedamos tik tai kelios ekskursijos, reikėtų irgi derintis iš anksto, ne paskutinę akimirką. Su automobilio nuoma tas pats, likę vos keli automobiliai ir kas spės, tas laimės. Taip aš sakau, nes tam galėsim juos išnuomoti. Netidėkite visko paskutinėje akimirkai, nes iš tikrųjų patys pagalvokit, tą kartojau ne kartą. Nejaugi jums negaila jūsų atostogų laiko, kuris yra pats brangiausias, leisti ieškant ekskursijų, aiškintis visus niuansus, būtent jau atostogaujant. Nes, tai yra
laiko švaistimas, mano manimu, o atostogų laikas yra pats brangiausias laikas būtent tuo metu, kai jūs ilsitės. Tai yra jūsų laikas. Tai susiplanuokit šiek tiek viską iš anksto ir pamatysite, kaip jūs gerai praleisite laiką Kretoje. Tai va, dar šiek tiek tų pačių jūros vaizdų. Tikiuosi, jie nuskaidrins jūsų sekmadienį ir patys šiandien puikiai jį praleisite, pailsėsite, pakeliausite, kad ir kur bebūtumėt. Be abejo, dėl ekskursijų, dėl autonuomos ir kitų planų labai prašau kreiptis geriausia elektroniniu paštu monokreta@gmail.com. Galite rašyti ir per Facebooką, bet vis tiek nukreipsiu ten pat į elektroninį paštą, nes Facebook'e žinutės labai pasimeta, ypač kai jų gauname daug. Tai bendraujame geriausia elektroniniu paštu. Aišku, kaip ir nekartą esu sakęs, galite skambinti man vakarais, geriausia nuo 19 valandos, o telefonas skelbiamas Monokreta LT svetainėje. Užeikite tenai, viršuje, kairėje kampe yra mano telefonai. Galim pasišnekėti apie jūsų atostogas Kretoje. Vakarais. Geriausia vakarais, nes dienos metu būnu ekskursijose, būnu išvykęs, būnu su keliautojais ir tą puikiausiai visi supranta ir žino. Tai kad ačiū labai, kad domitės, ačiū labai, kad sekat, linkiu jums puikiai praleisti šį sekmadienį, pasiruošti atostogoms ir gerai pailsėti. Jei yra kažkokių klausimų, bendrauja. Gerą sekmadienį, sėkmės, iki.